Ačiū už pokalbį. Ačiū už pokalbį. Ačiū tau. Ir tetai padėkau. Ačiū už pokalbį. Ačiū tau už tavo klausimų statymą. Tu jauna žurnalistė, aš tikiu, kad tu išauksi į tikrą didelę žurnalistę. Ir aš tau linkiu. Tu būsi, žinai, spaudos geriausia žurnalistė, pačiais moderniškiausiais, žinai, fotoaparatais ir įkalbėjimo priemonėm apsiginklavusi. Būsi aukšta, graži. Ir su mane žurnalistė, ir aš tau linkiu, kad tu tokia būtų. Dabar mano teta ir močiutė, jūs manęs ką nors paklauskite. Mano teta ir močiutė, jūs manęs ką nors paklauskite. Vieną trumpą klausimą. Tai pirmiausia, tėvai teta. Na, aš pirmiausia. Jūs paklauskite Vilijos. Ką aš turiu paklausti? Tai sugalvokite. Vilija, ar tu nori kada pamatyti tą gražią Lietuvą? Taip. Ar tu nori tuos briedžius pamatyti? Taip. Ar tu nori Palangoj gintarėlius parinkti? Taip. Tai tu turi prašyti mamytės, kad tave vežtųsi. Ar tu prašysi, kad tave nusivežtų į Lietuvą? Sakyk, mamytė, aš noriu. Jeigu tu nori, tai tu pasakyk, kaip tu nori. Jeigu mamytė pamatys tikrai, kad tu nori, tave nusiveš. Vilyte, dabar aš noriu tavęs paklausti. O tu ar norėtum su močiute važiuoti į Lietuvą? Taip. Ar norėtum? Tai tu gražiai paauki, kai būsi kokių 6 metukų ir jeigu dar aš būsiu sveika ir gyva, tai aš tada paimsiu tave savo išlaidomis ir nusivešiu į Lietuvą. Bet turi išmokti gražiai lietuviškai kalbėti, kaip dabar gražiai kalbi. Nes tenais, kaip mes susitiksime su mano giminėmis, tai jie labai džiaugiasi, kai moka gražiai lietuviškai kalbėti, taip kaip tavo mamytė. Kai atvažiavom, tai matai mamytė gražiai. Dabar Noriu, ką? kad jūs paklaustum. Jūs galėtumėte pasakyti. Dabar? Į mokyklėlę paklaustum. Ką? Tai dabar aš žinau, kad tu dabar išvažiuoji į San Francisco. Jau mūsų baldus išvežė. Išvežė jau baldus. Nes ir šokas Bet tu- mačiau, bet aš labai verkiau, mano mama pabudino. O, tai labai gaila. Bet tu man pasakyki, tu dabar čia lankei Montessori mokyklėlę. Bet aš O ką tu atvyksiu darysi? visas aplankyti. Taip, o ką tu darysi tenais, jeigu Montessori mokyklėlis nebus? Kokią tu mokyklėlę tenais lankysi? Mamytė, ten yra mokyklėlė, Taip. ten Kalifornijoje. Yra mokyklėlė. Yra ten O, mokyklėlė, tai vaikučių. Tai labai gerai, tai tu vėl, bet jeigu tie vaikučiai nemoka lietuviškai, tai tu išmokysi juos lietuviškai? Taip. Mokysi? Gerai, tu kalbėk lietuviškai. Aš angliškai irgi išmoksiu, bet ir lietuvių Tu, yra. ar tu nori mokėti kelias kalbas? Turbūt nori mokėti. Taip. Anglų kalbą ir dar kitą gali kokią vokiečių kalbą mokytis. Taip. Taip, labai gerai, naudinga žinoti daug kalbų. Tai tu mokysiesi. Aš išmoksiu kailapukus daryti. Taip, ką? Aš išmoksiu kailapus daryti. Kaip lapus daryti, reiškia, kokius iškarpyti. Viską taip.